Jau gauti duomenys. Irane virš 3000 smūgių sunaikinti 43 karo laivai. Ir 83% sumažėjo Irano dronų atakų po to, kai paleidimo aikštelės visoje šalyje buvo sunaikintos. Svarbiausia naujiena. JAV sunaikino slaptus Irano bunkerius, kuriuos Iranas laikė saugiais, bet ši iliuzija žlugo. Bunkeriai smenga į save. JAV panaudojo nesustabdomas bunkerinės bombas, sunaikinusias Irano požeminės olas. JAV taktika buvo paprasta ir efektyvi. Sunaikink bunkerius. Iranas nebegalės priešintis. Naudodamos savo bombonešių arsenalą, kuriame pagrindinį vaidmenį atlieka B-2 Spirit nematomasis bombonešis, JAV sunaikino Irano milžiniškus raketų miestus, taip sužlugdydamos Irano gebėjimą panaudoti galingiausią savo ginklą atsakui. Iranas daugelį metų statė požeminės saugyklas ir paleidimo aikšteles, tačiau jos tapo didžiulė silpnąja vieta, kaip pamatysite toliau. Admirolo Bredo Cooperio, centrinės vadovybės vadovo komentarai, atskleidžia JAV smūgių prieš slaptus Irano bunkerius pražūtingumą. Per valandą 2 JAV bombonešiai numetė 10 2000 svarų giluminių bombų į po žeme esančias balistinių raketų paleidimo aikšteles, kovo 5-ąją pranešė Cooperis. Jis sakė, kad JAV vykdo tiesioginius prezidento Donaldo Trumpo nurodymus, kad sunaikintume visą Irano raketų pajėgumą, pridūrė. Prezidentas mums davė dar vieną užduotį – sunaikinti arba sulyginti su žeme Irano balistinių raketų pramoninę bazę. Mes ne tik atakuojame jų turtą ar galimybės atkurti, bet ir sistemingai naikiname visą karinę doktriną. Iranas manė, kad jo didžiulės balistinių raketų atsargos, kurias Izraelio gynybos pajėgos vertino apie 2500 vienetų, kovo vieną dieną bus pakankamos. Iranas klydo. Jis praranda savo raketas, paleidimo aikšteles, o remiantis Cooperio komentarais, jo gamybos pajėgumai bus kitas taikinys. Ir visa tai dėl bauginančių JAV naudotų bunkerinių bombų, kurios prasiskverbė giliai į Irano raketų miestus ir sunaikino viską, kas juos darė naudingus Iranui. Pažvelkime atidžiau į šią bombą. Cooperis nepateikė jokių detalių apie bombą, išskyrus jo svorį ir tai, kad jį naudojama prasiskverbti giliai į Irano raketų bazes, kad jos būtų išvestos iš rikiuotės. Iš šių faktų galima spėti, kad tai BLU-109 bombos, galbūt paleistos į slaptus Irano bunkerius. Jos pritvirtinamos prie GBU-31 jungtinės tiesioginės atakos amunicijos, GPS valdomų bombų rinkinių, paverčiančių paprastas bombas preciziniais ginklais. Ši konkreti konfiguracija leidžia Amerikos bombonešiams atakuoti Irano bazes iš iki 15 mylių atstumo, todėl net ir neturintys nematomumo savybių bombonešiai gali paleisti savo krovinį ir pasitraukti dar prieš tai, kai sugriautos Irano oro gynybos liekanos spės sureaguoti. BLU-109 bomba, kaip sako Cooperis, sveria apie 2000 svarų, jos plieno lydinio korpusas sukurtas prasiskverbti ir naikinti sustiprintus taikinius. Jei bomba viduje paleidžia galingą sprogstamąją skeveldrinę galvutę, ji sunaikina viską aplinkui ir palieka didelę duobę. Tai leidžia tęsti atakas naudojant daugiau BLU-109 bombų arba kitą amuniciją, jei bomba prasiskverbia pakankamai giliai. Tai gali paversti ir taip niokojantį sprogimą visiškų požeminės raketų bazės sunaikinimu. Matėme, ką gali šios bombos. 2025 m. vasario 7 d. Warzone pranešė, kad BLU-109 kovinė galvutė su GBU-31 buvo panaudota nužudyti Hezbollah lyderį Hasaną Nasralą ir kelis jo pareigūnus. Smūgį sudavęs Izraelis buvo identifikavęs požeminį bunkerį, kuriame Hezbollah lyderiai koordinavo kovą prieš Izraelį. BLU-109 akimirksniu prasiskverbė ir pašalino Nasralą smūgio metu. OSINT Defender X paskyra pasidalijo vaizdo įrašu, kuriame matyti, kad bomba taip prasiskverbė prieš sprogimą, jog netoliese buvę civiliai išgyveno. Štai ką JAV paleido Irano slaptus bunkerius, tikriausiai tokiais didžiuliais kiekiais, kad tie bunkeriai neturėjo jokių galimybių išlikti. Kaip JAV nuolat sugeba tai padaryti? Irano sukurtose raketų miestuose yra beprotiška ir lemtinga klaida, leidžianti JAV vykdyti šiuos smūgius tokiu mastu. Likite su mumis ir sužinokite, kokia tai klaida. Pirmiausia, aptarkime raketų miesto koncepciją. Unikalią Irano idėją, tapusią šalies strategijos pagrindu. Užtvindyti priešą raketų smūgiais, jei Irano režimui kada nors kiltų grėsmė. Irano režimas dievino raketų miestus. Jis taip pasitikėjo jų saugumu, kad net surengė vienos bazės vaizdo turą, pernelyg pasitikėdamas idėją, kad niekas negalės jų pasiekti. Demokratijų gynybos fondas apie tai pranešė 2025 m. kovą, likus kiek mažiau nei metams iki tol, kol JAV parodys Iranui, kodėl per didelis pasitikėjimas savo slaptomis požeminėmis bazėmis yra labai bloga idėja.
Tai jau ketvirtas Irano vaizdo įrašas rodantis, kaip Iranas saugo vidutinio nuotolio balistinės raketas Hach-Qasemas ir Qadr-H, kurių nuotolis apie 1000 mylių. Taip pat buvo parodytos sparnuotosios raketos skirtos atakoms prie žemės taikinius bei platus tunelių tinklas, kurį Iranas pastatė po žeme, kad galėtų transportuoti ir sandėliuoti savo milžiniškas raketų atsargas. Tai buvo Irano galios demonstravimas, kuris tiesioginė to žodžio prasme sprogo jam į veidą. Ko Iranas, regis, niekada nesuprato, demonstruodamas pasauliui savo slaptas požeminės bazes, tai kad iš tikrųjų jis atskleidė didžiausią visos savo karinės doktrinos silpnybę. Wall Street Journal kovo 5 analizėje apie tai, kur Iranas suklydo, rašė, kad į šių bunkerių statybą buvo įdėti dešimtmečiai darbo. Ir prireikė maždaug savaitės Irano karo su JAV ir Izraeliu, kad paaiškėtų, jog šie bunkeriai nėra ir galbūt niekada nebuvo tas pergalingas raktas, kokiu Irano režimas juos laikė. Dabartinė situacija tai įrodo. Izraelio ir JAV žvalgyba lengvai nustatė šių vadinamųjų slaptų bunkerių vietą. Sunku paslėpti kelių, vedančių į stebėtinai tuščią vietovę, statybas. Palydoviniai vaizdai gali užfiksuoti raketų ir personalo pervežimą į šiuos bunkerius ir iš jų. Tai buvo trūkumai, bet ne tas pražūtingas, kurį netrukus atskleisime, nes jie leido Irano priešams stebėti ir laukti. Buvo nustatytos pažeidžiamos vietos ir atėjus laikui buvo surengti smūgiai, pasižymėję tokia didžiulė pramušamąją gale, kad raketų miestai, kuriais Iranas taip didžiavosi, tapo beveik nereikšmingi kare. JAV ir Izraelio karo lėktuvai bei ginkluoti dronai suka ratus virš 10 urvinių bazių, atakuodami raketų paleidimo įrenginius, kai šie pasirodo iššauti. Tuo tarpu sunkiųjų bombonešių bangos bombardavo šias vietas, kai kur palaidodamos Irano ginkluotę po žeme. The Wall Street Journal praneša apie dabartinę situaciją. Atrodo, Irano oro gynyba neveikia. Bunkeriai tapo mirtinais spąstais. Įėjimus ir išėjimus susprogdino JAV bombos skirtos bunkeriams naikinti. 2000 svarų sveriančios BLU-109 bombos, nors ir nėra pakankamai galingos, kad prasiskverbtų giliai į pačius raketų miestus, pasirodė esančios daugiau nei pakankamos tuneliams, vedantiems į šiuos požeminius bunkerius, sugriauti. Jos pakankamai stiprios sunaikinti raketų paleidimo aikšteles, kurios turi būti arti paviršiaus, kad Iranas paleistų balistinės raketas. Iranas panašu neįvertino, kad požeminis bunkeris naudingas tik kol yra slaptos prieigos. Šie keliai neslapti. JAV panaudojo bunkerinės bombas juos uždaryti, palikdamos Irano kariškius ir raketas įkalintus miestuose, kurie turėjo tapti lemiamu Irano pranašumu. JAV padaryta žala jau matoma palydovinėse nuotraukose, plintančiose žiniasklaidoje. Kovo 3 dieną New York Times paskelbė Irano bunkerių ir raketų bazių nuotraukas prieš ir po smūgių. Viena iš šių vietų prie Isfahano iki kovo 3 dienos buvo visiškai sunaikinta. Iki kovo 2 dienos Kangavare požeminės bazės įėjimas buvo visiškai nugriuvęs. Kermanšahe iki kovo 2 dienos virš žemės buvę pastatai buvo sunaikinti, o tą dieną nuotraukoje matomas krateris prie raketų miesto tunelių įėjimų. Akivaizdu, kad dar viena bunkerius naikinanti bomba krito į žemę ir sugriovė tunelį. Tai yra nuolat pasikartojanti istorija. Tai įvyko dėl anksčiau minėtos lemtingos klaidos. Ši klaida Iranui viską pakeitė, paversdama jo pagrindinį planą silpnybę, kuri vėliau atrodė nuspėjama ir beveik juokinga. Norėdami daugiau tokių įžvalgų, prenumeruokite The Military Show. Viską aiškiname kas savaitę. Daba, lemtinga klaida. Ši klaida tokia paprasta, kad leido JAV be skrupulų panaudoti bunkerinės bombas ir sužlugdyti visą Irano karo strategiją. Kas tai? Raketų miestai. Nors Iranui atrodė įspūdingi, visiškai sumažino Irano raketų strategijos judrumą. Samas Leiras, kuris yra mokslinis bendradarbis Jameso Martino neplatinimo studijų centre, tai paaiškina Wall Street Journal leidiniui. Leiras sako, kad tai, kas anksčiau buvo judru ir sunkiai randama, dabar nebėra judru ir į tai lengviau pataikyti. Irano raketų miestai, iš kurių kiekviename gali būti laikomi šimtai balistinių raketų su paleidimo įrenginiais, tapo lengvu JAV taikiniu. Kai šių požeminių bunkerių vietos buvo atskleistos ir aišku, kad tiek JAV, tiek Izraelis žinojo, kur jie yra. Dar gerokai prieš pradėdami bendrą operaciją, Iranui nebelieka pasirinkimų. Ką jis gali daryti? Tik priimti, ką JAV siunčia. Viena po kitos buvo leidžiamos bunkerinės bombos į šias vietas, nes JAV žino, kad Iranas pats save įspraudė į kampą ir neturi kur trauktis. Iranas negali išgabenti paleidimo įrenginių iš šių miestų, nes JAV karo lėktuvai patruliuoja ore. Net tie išėjimai ir įėjimai, kurie dar nėra užgriuvę, nėra saugus. Paleidus raketą, netrukus seks bomba. Palydovai nuolat stebi ir fotografuoja, todėl Iranui tenka palikti žmones ir raketas įkalintus tuose pačiuose objektuose, kuriuos laikė karo laimėjimo raktu.
Iranas planavo masinės atakas iš raketų miestų. Dabar Iranas smarkiai apribotas dėl nuolatinių JAV ir Izraelio bombardavimų. Ši silpnybė leido JAV naudoti bangomis pagrįstą smūgių strategiją, aiškino buvęs JAV kariuomenės raketų specialistas Colinas Davidas. Atakos vykdomos bangomis, sunaikinant 2-3 taikinius vienu metu. Po kelių bangų bazės praranda savo efektyvumą dėl paviršinių struktūrų ir paleidimo įrenginių praradimo, sako Davidas. Irano slapti bunkeriai negali judėti. Jie taip pat akivaizdžiai nėra tokie slapti, kaip manė Iranas. JAV smogia vėl ir vėl, su kiekviena atakų banga sunaikindama vis daugiau tunelių, pastatų ir raketų aikštelių. Iranui dar blogiau. Nuo karo pradžios praėjus mažiau nei 2 savaitėms, JAV dabar turi marias laiko. Taip yra todėl, kad JAV ne tik sistemingai naikina slaptus Irano raketų bunkerius. JAV taip pat sunaikino visą Irano oro gynybos tinklą, tad jų bombonešiai ir naikintuvai dabar gali beveik netrukdomi skraidyti Irano oro erdvėje. Pasak Medialine, Izraelio gynybos pajėgų vadas generolas leitenantas Ayelis Zamiras teigia, kad išjungus apie 80% Irano oro gynybos sistemų, JAV ir Izraelis galėjo giliau įsiskverbti į šalį. Irano sostinė Teheranas dabar pažeidžiama bet kokiems sąjungininkų smūgiams. Tas pats galioja ir raketų miestams, kurie jau stipriai nukentėjo. Tai reiškia, kad ateis dar daugiau bangų nei matėme. Bet kuris Irano bunkeris, kuriam iki šiol pavyko išgyventi šį puolimą, jų laikas suskaičiuotas. JAV gali smogti bet kada, o Iranui belieka tikėtis, kad vis labiau izoliuotos priešlėktuvinės raketų sistemos atsitiktinai pataikys. The Wall Street Journal teigia, kad praradus oro gynybos sistemas, Iranui iškilo nauja problema jo slaptose bunkeriuose. Amerikos lėti žvalgybiniai orlaiviai dabar gali skristi virš didžiosios Irano dalies, nesibaimindami raketų. Žvalgyba suteikia Amerikai daugiau informacijos, leidžiančios taikytis į daugiau Irano raketų paleidimo vietų per būsimas atakas. Vadinamieji saugūs bunkeriai buvo visiškai sunaikinti JAV numestomis 900 kg bombomis, kurios gali būti panaudotos bet kada ir bet kur. Ir net tokiame ankstyvame karo etape jau aiškiai matyti, kokį didelį poveikį visą tai daro Irano planams prisotinti taikinius raketomis. Pavyzdžiui, Irano paleidimo įrenginiai. Raketų miestuose paslėpti raketų paleidimo įrenginiai tampa nenaudingi, jie sunaikinami arba įkalinami Irano pastatytuose tuneliuose. Per 24 valandas po JAV ir Izraelio smūgių išvesta iš rikiuotės apie pusę Irano raketų paleidimo įrenginių, praneša New York Times. Tai buvo plano dalis. Dar prieš Iranui spėjant suprasti, kas vyksta, JAV atėmė pusę to, ką Irano režimas manė galėsęs panaudoti savo prisotinimo strategijoje. Iki kovo 8 dienos apie 70% Irano raketų paleidimo įrenginių buvo išvesta iš rikiuotės, o kiekvienas prarastas įrenginys vis labiau mažino Irano galimybę smogti JAV bazėms ar Izraelį. Dabar Irano raketos paleidžiamos daug rečiau. Kiekvienas dabartinis Irano paleidimas kelia didelę riziką. Apie Irano raketų strategijos žlugimą rašoma kovo 10 dienos Jerusalem Post straipsnyje. Iranas vasario 28 dieną paleido 480 raketų. Desperatiškas bandymas išnaudoti likusias galimybės, nes Amerikos bunkerinių bombų smūgiai neleido vykdyti masinių paleidimų. Iki kovo 9 dienos Iranas sumažino raketų paleidimus iki 40 per dieną. Tai 92% mažiau nei vasario 28 dienos piko metu. Tai ne Irano pasirinkimas. Dronų paleidimai sumažėjo nuo 720 iki 60 per dieną, nes smūgiai sunaikino paleidimo tinklą, kuris buvo visos Irano strategijos pagrindas. Tas pats leidinys pažymė, kad per 2025 metų vasarą vykusį 12 dienų Irano ir Izraelio karą, Irano raketų paleidimai per 9 dienas sumažėjo nuo 100 iki 5 per dieną. Tai gali reikšti, kad Irano raketų atsargos mažesnės nei šalis norėjo parodyti. Tai iš tikrųjų nelabai svarbu, kai tiek daug Irano paleidimo įrenginių jau yra išvesti iš rikiuotės. Prieš akimirką paminėjome riziką susijusią su visais Irano paleidimais nuo šiol. Turime omenyje, kad JAV ir jos bunkerinės bombos niekur nedingo, kaip ir žvalgybiniai orlaiviai, kurie nuolat stebi raketų paleidimo ženklus. Vos tik įvykdomas paleidimas, JAV smogia. Trumpas teigia, kad JAV prireiktų tik 4 minučių nuo paleidimo užfiksavimo iki bombonešio su bunkerinė bomba išsiuntimo sunaikinti vietą visam laikui. Iranas neturi daug laiko paslėpti paleidimo įrenginius. Ir net jei 4 minučių pakanka, JAV smūgis sunaikins bet kokią angą, kuri buvo panaudota Irano raketų paleidimui, taip atimdamas dar vieną iš labai ribotų Irano režimo galimybių. Iranas neturi galimybės naudoti požeminių šachtų savo raketų paleidimams, ką įrodo tai, kad dauguma paleidimų vykdomi naudojant mobiliuosius paleidimo įrenginius, kuriuos reikia iškelti į atvirą erdvę. Iranas siekia tai įgyvendinti.
Pasak Wall Street Journal, šalyje yra daug primityvių šachtų. Šios vadinamosios šachtos tik skylės, kurias Iranas iškasė kalnų šlaituose, nukreiptas į Persijos įlanką. Jas lengvai sunaikina bunkerinių bombų smūgiai, o net jei ir nesunaikintų, jų galimybės ribotos dėl to, kaip jos pastatytos. Dabar Iranui belieka tikėtis išgyventi. Kasdien pranešama apie naujus JAV ir Izraelio smūgius. Kiekvienas JAV sprogmuo sunaikina vis daugiau paleidimo įrenginių. Iranas manė esąs gudrus, kai statė milžiniškus požeminius raketų miestus. Jie tiesiog sukūrė didelius nejudančius taikinius, kurie bus nuolat bombarduojami, kol Iranas neteks vienintelio šiame kare įtaką suteikusio ginklo. Tai, ką JAV siunčia Irano link, yra nesustabdoma. Irano galios iliuzija dingo. Irano režimo ir jo raketų grėsmės žlugimas yra bloga žinia žmogui, siekusiam naujos galios ašies lyderystės. Vladimiras Putinas gali tik stebėti, kaip žlunga Irano režimas ir jo artimųjų rytų planai. Amerikos B-2 lėktuvo atvykimas į Iraną, operacijos Epinis įniršis pradžioje, beveik tapo režimo mirties nuosprendžiu. Bunkeriai, bazės ir raketų paleidimo aikštelės buvo sunaikintos akimirksniu. JAV žengė dar vieną žingsnį. Dar vienas, dar galingesnis B-2 smūgis, ką tik sukrėtė Iraną, leidęs Amerikos nematomam bombonešiui sunaikinti didžiausius taikinius, kuriuos Iranas dar galėjo prarasti. Iranas nesitikėjo tokio sunaikinimo ir dar didesnis artėja. Amerikos B-2 Spirit nematomi bombonešiai po pradinės atakos prieš Iraną tęsė misijas šalies gilumoje, smogdami dešimtims požeminių ir kalnų balistinių raketų bazių. Bazės bombarduojamos 2000 svarų giluminėmis bombomis, kurios sunaikina apsaugą ir leidžia tęsti atakas, paralyžiuojančias Irano balistinių raketų paleidimą. Tai sunaikino Irano galimybės priešintis JAV. Šalies planuota prisotinimo strategija, kurią aptarsime vėliau šiame vaizdo įraše, buvo sužlugdyta dar neprasidėjusi. Visa tai dėl B-2 bombonešių ir to, kad jie taikosi į vadinamosius Irano raketų miestus. Šie miestai milžiniški ir yra Irano strategijos pagrindas. El Pais apie juos pranešė kovo 2 dieną, pažymėdama, kad 2022 metais Iranas turėjo didelį balistinių raketų arsenalą – 3000 ginklų, kurie smarkiai smogė, net jei vis dar kyla klausimų dėl jų tikslumo. JAV strategijai Irane labai svarbu pašalinti balistinės raketas, todėl būtina smogti raketų miestams. Giliai po žeme, kartais net 500 metrų ar daugiau nei 1640 pėdų gylyje, šie miestai yra milžiniški tinklai, kuriuose Iranas laiko savo balistinės raketas ir paleidimo įrenginius, reikalingus joms paleisti į priešus. Iranas jau įrodė, kad šie raketų miestai veikia, kai po Amerikos operacijos Epinis įniršis jie taikėsi į JAV bazes visuose artimuosiuose rytuose. Tačiau tokių smūgių mastas gerokai sumažėjo, kai JAV ir jų B-2 bombonešiai ėmėsi taktikos naikinti raketų miestų angas, kurios leidžia Iranui greitai išstumti paleidimo įrenginius, paleisti raketas ir vėl pasislėpti. Ši strategija Iranui neveikia. JAV ir Izraelis gali reaguoti į kiekvieną paleidimą per kelias minutes, kaip sužinosite vėliau. Tačiau raketų miestai, su kuriais susiduria JAV, yra ir didžiausia Irano keliama grėsmė ir, kaip paaiškėjo, viena didžiausių šalies silpnybių. Wall Street Journal teigia, kad JAV bombardavimai šiuose paslėptose raketų miestuose iš esmės užkasa raketas ir paleidimo įrenginius, todėl jie tampa nenaudojami. Leidinys priduria, kad Iranas bandė į tai atsižvelgti dar prieš prasidedant smūgiams, išsklaidydamas dalį savo paleidimo įrenginių ir raketų po visą šalį, tačiau tai visiškai paneigia pačią raketų miestų esmę. Tas pats galioja ir B-2 bombonešiams naikinantiems šiuos miestus. Savo naujausią smūgių seriją JAV paverčia raketų miestus nereikšmingais. Naujausio Amerikos B-2 išpuolių rezultatas yra tas, kad visa Irano strategija buvo sužlugdyta dar jai nespėjus įsibėgėti. Maksas Afterburneris paaiškina savo reportaže apie naujus B-2 smūgius, sakydamas, tai yra tiesioginis B-2 oro pajėgų dominavimas tolimosios misijos, slaptas įsiskverbimas ir tikslūs smūgiai, kurie jau sumažino Irano raketų atakas maždaug 90%. Šis skaičius neatsirado iš niekur. JAV centrinės vadavietės vadas admirolas Bradas Cooperis kovo 6 dieną pareiškė, kad Irano balistinių raketų paleidimų sumažėjo 90% palyginti su pirmąja karo diena ir pagrindinė priežastis yra B-2 bombonešiai gabenantys 2000 svarų bombas. Šie bombonešiai sužlugdė Irano raketų prisotinimo strategiją, kuri yra jo karinės doktrinos pagrindas. Iranas sukaupė apie 3000 balistinių raketų nebe priežasties. Jo planas, nesvarbu su kokiu priešu susidurtų, visada buvo paleisti vieną po kitos šių raketų bangas kartu su dronais, kad sunaikintų priešą.
Vietoj to vyksta tai, kad ši milžiniška raketų ir bombų strategijos jėga buvo nukreipta prieš Iraną. Amerikos B2 bombonešiai buvo lemiami, nes neleido Iranui atsakyti smūgiu. Irano taktika – prisotinti, sako Afterburneris. Jie siekia maksimaliai įveikti perėmimo raketas. Perėmimo raketos JAF laivuose ir bazėse artimuosiuose rytuose naudojamos, kad Irano raketos nepasiektų taikinio. Jos yra vertingos, kad ir kaip pažiūrėtum, tačiau Amerikos B2 bombonešių panaudojimas reiškia, kad Iranas negali įvykdyti savo prisotinimo taktikos taip, kaip buvo numatyta. Tai reiškia, kad sunaudojama mažiau brangių perėmimo raketų, nes Iranas buvo priverstas pereiti prie labiau riboto metodo, kurį išsamiau aptarsime, jei liksite su mumis. Alma centras teigia, kad prieš JAV smūgį Iranas siekia turėti 8000 balistinių raketų arsenalą. Leidinys teigia, kad tai suteiktų galimybę sukurti taikinių gausą ir perkrauti Izraelio gynybos sistemas. Be to, jos galėtų būti panaudotos prieš bet kurį kitą priešą, kuris išdrįstų stoti Iranui skersai kelio. JAV B2 lėktuvai numetė krušą prasiskverbiančių bombų, kurios sunaikino visą doktriną. Ir štai kai bombonešiai tai padarė. Per 72 valandas iki kovo 6-osios Amerikos bombonešių pajėgos surengė atakas prieš 200 taikinių giliai Irano viduje, įskaitant keletą netoli sostinės Teherano. Šiuose pajėgose buvo ir kitų bombonešių, ne tik B2. Vis dėlto būtent B2 bombonešiai paleido savo 2000 svarų svorio prasiskverbiančias bombas į kai kurias giliausiai paslėptas ir griežčiausiai saugomas Irano balistinių raketų paleidimo aikšteles. Kitaip tariant, JAV darė kur kas daugiau nei tik smūgiavo iš toli naudodamos nuotolinę amuniciją. B2 slaptumas leido priartėti prie taikinių, kuriuos JAV reikėjo sunaikinti, ir buvo pagrindinė priežastis, kodėl dabar žymiai sumažėjo Irano raketiniai pajėgumai. BLU 109 leido sumažinti pajėgumus. 2000 svarų svorio prasiskverbimo bomba buvo pagrindinis B2 bombonešių ginklas per antrąją smūgių bangą. Ir tam yra rimta priežastis, nes BLU 109 suteikia būtent tiek, kiek JAV reikėjo, kad pasiektų savo tikslus Irane, tuo pačiu leisdama JAV išlaikyti dar didesnę grėsmę rezerve, kurią galės panaudoti, kai ateis laikas. Degalas aptarė bombos savybės. Ją gamina Lockheed Martin. Tai fugasinė bomba. Skeveldrinė kovinė galvutė turi plieno lydinio korpusą, specialiai sukurtą prasiskverbti pro įtvirtintus taikinius, tokius kaip bunkeriai, kuriuose Iranas saugo raketų paleidimo įrenginius. Nežinome, kiek JAV turi tokių bombų, nors Degalas teigia, kad 600 parduota Jungtiniams Arabų Emiratams. Jei taip yra, turime manyti, kad JAV sukaupė dar daugiau tokių bombų savo, suteikdama savo B2 lėktuvams galimybę paleisti 10 jų per vieną smūgį į taikinį. B2 lėktuvai greičiausiai būtų naudoję Blue 109B kovinę galvutę, kuri iš esmės yra siauresnė Mark 84 bomba su prasiskverbimo galimybėmis. Amerikos B2 lėktuvai galėjo numesti šias bombas iš didesnio atstumo, nes ši galvutė anksčiau naudota su GBU-31 valdomomis bombomis bei GBU-24 ir GBU-27 lazerių valdomomis bombomis, tarp kitų. JAV B2 lėktuvuose šiame smūgio etape panaudojo vieną universaliausių savo ginklų taikymosi galimybių atžvilgių. Maxas Afterburneris aiškina, kad Blue 109 galvutės GBU-31 bombose gali prasiskverbti per žemę, uolienas ir gelžbetonį, paprastai per 1,2–1,8 metro betono, ar dar giliau, jei viršuje tik dirvožemis. Kai suveikia uždelstas sprogdiklis, maždaug 227 kg sprogmenų perskrodžia bet kokį Amerikos B2 lėktuvų taikinį ir sukuria stiprią smūgio bangą, sunaikinančią viską kelyje. Ištisi tuneliai sugriūva, požeminiai bunkeriai visiems laikams dingsta, kartu sunaikinamos raketos ir paleidimo įrenginiai, kuriuos JAV nori pašalinti. Bet palaukite, galbūt galvojate. Anksčiau minėjote, kad kai kurie Irano raketų miestai gali būti 1000 pėdų po žeme. Ką gali padaryti bomba, kuri prasiskverbia tik per mažą dalį tokio gylio, kad neleistų Iranui naudoti šiais miestais? Tai labai geras klausimas ir mes į jį atsakysime jau netrukus. Bet prieš gilindamiesi į tai, jūs žiūrite The Military Show. Jei dar neužsiprenumeravote, dabar puikus metas paspausti mygtuką, kad nepraleistumėte ne vieno vaizdo įrašo. Taigi, Blue 109 sėkmės raktas lypi dviejose dalykuose. Konkretūs taikiniai, kuriuos Amerikos B2 atakuoja su ją, ir būdas, kaip ji naudoja šias bombas. Kalbant apie taikinius, JAV nesiekia, kad jų bombas skverbtųsi taip giliai po žeme, kad sunaikintų raketų miestą. Šiems požeminiams miestams, kurie iš esmės yra milžiniški požeminių tunelių tinklai, svarbesni yra įėjimai ir išėjimai. Raketos negalima paleisti iš kelių tūkstančių pėdų po žeme. Paleidimo įrenginį būtina išnešti į atvirą erdvę, net jei tam reikia durų kalne savo užtaisui paleisti. JAV B2 bombonešiai bombarduoja raketų miestų įėjimus ir išėjimus, o ne pačius miestus.
Su kiekvienu sunaikintų įėjimu Irano raketinės pajėgos praranda galimybių, o jų paleidimo strategija tampa rizikingesnė, nes kiekvienas paleidimas išduoda naują taikinį JAV. Dėl tolimesnių veiksmų paaiškins Afterburner. Anot jo, numetus 100 ginklų vienoje vietoje, Blue 109 gali prasiskverbti giliai ir sunaikinti sunkiausius taikinius. Amerikos B2 gali eiti dar toliau. JAV oro pajėgos teigia, kad B2 gali gabenti 40 000 svarų kovinį užtaisą. Blue 109 atveju tai sudaro 20 bombų, kurias visas galima numesti ant vieno taikinio, galbūt per kelis skrydžius. Kiekviena partija seka po ankstesnės ir prasiskverbia vis giliau, kad JAV galėtų sunaikinti po žeme esančius taikinius, kurių viena bomba nesunaikintų. Ir tai neskaičiuojant kitų bombų, kurias Amerikos orlaiviai numeta po prasiskverbiančių bombų. B2 padaro skylę. Kiti bombonešiai gali viską sunaikinti toje skylėje. Ir atvirai kalbant, Iranas turėtų džiaugtis, kad JAV ir jų B2 šiuo metu meta tik Blue 109 bombas. Gali būti daug blogiau, nes JAV turi bunkerinės bombas, kurios yra kur kas galingesnės. Šią bunkerį naikinančią bombą apibūdina 3 žodžiai – masyvus ardomasis sprogmuo. Taip pat žinoma kaip MOP, ši bunkerius naikinanti bomba yra 15 kartų didesnė už Blue 109 ir gali būti pakrauta į B2. Gynybos demokratijos fondo duomenimis, MOP gali prasiskverbti iki 200 pėdų ir susprogdinti 5000 svarų kovinę galvutę, jos galia 10 kartų viršyje Blue 109. Kaip su Blue 109, kelios MOP bombos gali būti numestos ant vieno taikinio didesniam prasiskverbimo gyliui pasiekti. Afterburner teigia, kad Iranas gerai pažįsta šias bombas, nes JAV jas panaudojo prieš Irano branduolinius objektus 2025 metų vasarą. Nors tai gali atrodyti keistai, JAV dabar paleidžia įspėjamuosius šūvius su B2 bombonešiais. Tai perspėjamieji šūviai, griaunantys Irano raketų strategiją. JAV gali smogti dar stipriau, jos kišenėje MOP koziris. Judėkime toliau. Aptarėme B2 bombonešių paskutinius smūgius, bet mažai kalbėjome apie jų pasiekimus. JOEV kiekvieną kartą, panaudodama nematomą orlaivį, kaip B2 ar F-35, pritaiko mūšio lauką pagal savo planus. Kitaip tariant, JAV naudoja nematomus bombonešius, tokius kaip B2, kad įskristų, nepaisant oro gynybos situacijos, ir sunaikintų taikinius, kurių kiti bombonešiai ir naikintuvai galbūt negalėtų pasiekti. Kiekvienas smūgis silpnina Irano karo galias, leidžia įprastiems orlaiviams skverbtis giliau ir tęsti atakas. Tai yra daugiapakopis metodas siekiant sukurti oro viršenybę ir leidžia JAV diktuoti, kaip Iranas veikia ir ką jis gali padaryti, kad apsigintų nuo jų. Tai ypač aišku žvelgiant į dabartinį Irano raketų frontą. Būtų neteisinga teigti, kad Irano raketos buvo visiškai sustabdytos, kaip pažymė Afterburner. Dabar taip pat matome, kad Iranas pradeda vykdyti strateginius smūgius, kad galėtų šaudyti daug mažiau, bet veikia strategiškiau. Kovo 8 dieną Times of India pranešė apie Irano raketų smūgį JAV karinių jūrų pajėgų bazei Bahreine, pabrėždamas tokį požiūrį. The Wall Street Journal teigia, kad Iranas pastaruoju metu taikėsi į Amerikos priešraketinės gynybos radarus, o Afterburner nurodo, jog taikinių sąrašas išplėstas, įtrauktos naftos perdirbimo gamyklos ir panašūs objektai. Iranas išlieka grėsme, tačiau dėl B2 lėktuvų ši grėsmė sumažinta. Tai šalis, kuri karinę doktriną pagrindė raketų prisotinimo strategiją siekdama palaužti priešus. Jei Amerikos B2 lėktuvai kartu su visa kita oro ugnies galia nebūtų taip smarkiai nuniokoję Irano raketų paleidimo aikštelių per pirmąją karo savaitę, dabar matytume, kaip Iranas vykdo kur kas daugiau smūgių ir naudoja daug daugiau raketų, nei matome šiuo metu. Tai natūraliai lemtų daugiau pataikymų, ypač Izraelyje, kuris yra Irano raketų taikinys. Iranas priverstas veikti strategiškai ir ribotis pavieniais smūgiais, nes B2 bombonešiai sunaikino jo raketų paleidimo aikšteles, o likusios tampa taikiniais vos panaudojus. Afterburner teigia, kad Iranas taiko greito šaudimo strategiją. Įrenginys trumpam išvedamas, paleidžiama raketa ir skubiai slepiamas iki atsakomojo smūgio. Sakome desperatiškai, nes JAV gali greitai ir stipriai smogti vos pasirodžius raketos paleidimui jų radaruose. Trumpo teigimu, JAV ar Izraelis gali smogti Irano paleidimo įrenginiui per 4 minutės nuo jo panaudojimo. Tai reiškia, kad Iranas neturi daug laiko paslėpti paleidimo įrenginį, todėl kiekvienas raketų paleidimas gali kainuoti ir patį įrenginį, ir progą, kurią pasinaudojo paleidimui. Po truputį sunaikinamos likusios Irano raketos. Problema didėja, nes JAV dabar taikosi ir į Irano raketų gamybos pajėgumus, kadangi dėl B2 lėktuvų tapo saugu atakuoti giliau Irane.
Bet kokie Irano planai gaminti daugiau raketų buvo priverstinai sustabdyti, o tai reiškia, kad kiekvienas jų paleidimas mažina vis mažėjantį raketų rezervą. Amerikos žydų nacionalinio saugumo institutas kovo 5 dieną teigia, kad Iranas prarado 75% raketų paleidimo įrenginių, taip pat iki 52% trumpojo ir 73% vidutinio nuotolio balistinių raketų. Tai vyko dar prieš paskelbiant apie B-2 bombonešių dislokavimą kovo 6 dieną. Čia matome sistemingą karo filosofijos naikinimą. Kiekvienas giluminis Amerikos B-2 smūgis stipriau blokuoja Irano raketas ir leidžia JAV orlaiviams saugiau atakuoti. Iranas tampa strategiškesnis, nes priverstas taip elgtis, o kiekvienas smūgis kelia didelę Amerikos atsakomųjų veiksmų riziką. Kalbant apie atsakomasias priemonės, Afterburner teigia, kad visa tai reiškia, jog JAV alina Irano atsakomųjų veiksmų mechanizmą. Žinoma, Iranas vis dar leidžia raketas, tačiau jų būtų paleidžiama kur kas daugiau, jei jų paleidimo įrenginiai ir raketų bazės nebūtų buvę sunaikinti B-2 bombonešių ir jų preciziškai taiklių prasiskarbiančių bombų. Ir tai tik blogės. Be to, kad JAV koncentruojasi į Irano raketų gamybos pajėgumus, JAV ir Izraelis plečia savo operacijų mastą. Neutralizavus daugumą Irano karinių pajėgumų, dabar taikiniai Irano naftos infrastruktūra. Kovo 8 dieną Al Jazeera skelbė, kad po smūgių 4 naftos saugykloms ir gamybos centrui Teherane bei Alboze kilo dideli gaisrai. Atrodo, kad po to, kai JAV B-2 bombonešiais per antrąjį smūgio etapą sunaikino Irano raketų paleidimo pajėgumus, dabar pereinama prie trečiojo etapo, kurio metu bus taikomasi į tiesioginį kurą reikalingą Iranui, kad jo byrančio karo aparato variklis dar galėtų veikti. Tai sistemingas naikinimas. Iranas neturi atsako, nes B-2 bombonešiai jį atėmė. Ir visada už horizonto tyko galimybė, kad dar daugiau B-2 bombonešių atskris atlikti tikslių smūgių likusiems vertingiausiams taikiniams Irane. Prasidėjus antrajai Irano karo savaitei, Jungtinė karalystė leido JAV naudotis RAF Fairford ir Diego Garcia bazėmis, iš kurių pastaroji yra Indijos vandenyne. Kodėl tai svarbu? B-1B bombonešiai jau yra RAF Fairfordo bazėje. Greitai gali pasirodyti ir B-2 bei B-52 bombonešiai. O dabar, kai Diego Garcia yra naudojama, visi šie bombonešiai turi bazę arti Irano, kurioje gali pasipildyti degalų ir ginklų atsargas. Iki šiol Iraną atakavo B-2 bombonešiai, kuriems tenka atlikti daugiau nei 30 valandų trukmės skrydžius pirmyn ir atgal, kad pasiektų reikiamą vietą. Netrukus tas laikas gerokai sutrumpės, todėl B-2 smūgiai prieš Iraną bus vykdomi greičiau. Irano sužlugdytos oro gynybos sistemos nieko negalės padaryti prieš artėjančius B-2 bombonešių smūgius ir šalies oro pajėgos taip pat negalės niekuo padėti. Jau ir taip daug silpnesnės nei JAV oro pajėgos, Irano oro pajėgos yra sužlugdytos, o keli likę jų orlaiviai susiduria su grėsme, kad JAV prieš juos panaudos raketą, kuri visiems laikams pakeitė oro kovą. Šio numušimo neturėjo būti. JAV atliko tai, ko HIMARS paleidimo sistemos neturėjo gebėti, o Irano karinis jūrų laivynas pajuto šios istorinės atakos smūgį. Tai signalas Iranui ir pasauliui, kad JAV kariuomenė sugeba tai, ko kitos dar nepadarė. Ką mes ką tik matėme? JAV paskandino Irano laivus naudodamos balistinės raketas paleistas iš paleidimo įrenginio, kuris, kaip manyta, gali pataikyti tik į nejudančius taikinius. Tai gali visam laikui pakeisti JAV jūrų kovų taktiką. The War Zone arba TWZ pateikė detalės, kai buvo pranešta kovo 10. JAV naudojo savo didelę mobilumo artilerijos raketų sistemas kartu su ilgo nuotolio atakams raketomis prieš Iraną. Tai nėra naujiena. HIMARS natūraliai tinka kovai su Iranu, nes režimas turi daug stacionarių taikinių, kuriuos JAV gali atakuoti. Atakams yra geras pasirinkimas tiems taikiniams smogti, todėl visa tai yra logiška. Minėjome, kad čia dalyvauja istorinė naujovė, susijusi su kitu HIMARS raketos tipu – tiksliosios atakos raketa PRISM. Nauja raketa debiutavo prieš Iraną, kyla klausimų, ar JAV sukūrė jos priešlaivinę versiją. Kodėl? Tai paaiškinsime, kai aptarsime Amerikos smūgį. Pirmiausia, reikia daugiau sužinoti apie PRISM ir kodėl ši raketa leido JAV įvykdyti neįmanomą. Lockheed Martin sukurta PRISM raketa pristatoma kaip naujos kartos tikslaus smūgio žemė-žemė ginklų sistemos dalis. Tai rodo, kad tai trumpojo nuotolio balistinė raketa, neskirta kariniams jūrų taikiniams. Į vieną konteinerį telpa 2 raketos, o paleisti jas galima naudojant HIMARS sistemą.
PRISM veikimo nuotolis svyruoja nuo 60 iki 499 km arba nuo 37,2 iki 310 mylių ir jie gabena nejautrėją kovinę galvutę IM su sprogstamuoju užtaisu. Tai svarbu, nes IM kovinės galvutės sukurtos saugiai. Tik raketos veiksniai gali sukelti sprogimą, o išoriniai veiksniai ne. Bent jau tokia yra koncepcija. Iranas labai greitai suprato, kad IM sprogstamasis užtaisas, atliekantis savo funkciją, yra pakankamas paskandinti laivus. Defense Post teigimu, PRISM leidžia JAV greitai smogti laiko jautriems taikiniams su mobiliosiomis HIMARS sausumos paleidimo sistemomis, kurios jau yra naudojamos. JAV turi daug bazių aplink Iraną, todėl HIMARS sistemos tikriausiai ten yra. JOFA tereikėjo nugabenti 816 kg, beveik 1800 svarų raketas reikiamų adresų ir Iranas taptų naujos balistinės raketos taikiniu. Matėme daug įrodymų, kad JAV leidžia raketas naudodama HIMARS paleidimo įrenginius ir kad šie įrenginiai naudojami PRISM raketams paleisti. JOFA centrinė vadavietė pati pateikė tam tikrų įrodymų, pasidalindama vaizdo įrašų X platformoje, kuriame parodyta, kaip iš nežinomos vietos leidžiamos kelios PRISM raketos. CENTCOM pranešė, kad pirmą kartą kovinėse operacijose per Epic Fury buvo panaudotos ilgo nuotolio PRISM raketos, suteikusios giluminio smūgio galimybę. Detalės išskyrus kelis paleidimus nepateiktos. Kita X paskyra, Egipto žvalgybos stebėtojas, paskelbė vaizdo įrašą, kuriame Bahreine leidžiama PRISM raketa, parodydama, kad JAV raketas leidžia bent iš ten. Bahreinas yra pakankamai arti, kad pasiektų Irano žemyninę dalį. Galbūt dar svarbiau tai, kad bet kokios raketos paleistos iš JAV bazės šioje šalyje turėtų kirsti Persijos įlanką. Matėme, kad toks kirtimas galbūt net neįvyko. JOAV vietoj smūgio Irano žemynui nauja raketa smogė laivui. Tai neįmanomas žygdarbis, kuris susijęs su pirmuoju pasaulyje PRISM panaudojimu, o TDVZ paaiškina, kas įvyko. Žiniasklaida kreipėsi, kad paaiškintų JAV oro pajėgų jungtinio štabo vadovo Dano Keino komentarus, kuris buvo pasakęs, kad pirmosios 10 operacijos Epic dienų, operacijos Fury metu JAV paskandino 50 Irano laivų, naudodamos artilerijos, naikintuvų, bombonešių ir iš jūros paleistų raketų derinį. Artilerijos paminėjimas kai kuriems turėtų būti įdomus. Kai TWZ paklausė, ką tai reiškia, leidinys gavo atsakymą iš neįvardyto JAV pareigūno, kuris teigia, kad artilerija turima omenyje HIMARS naudojimą prieš Irano karinio jūrų laivyno laivus. Tai neįmanoma. HIMARS tam neskirtas. Atakams paleidžiami iš HIMARS nėra tam skirti, kaip nurodo TWZ. Pažymima, kad nėra atakams versijos atakuojančios judančius taikinius, tad ji tiktų tik nejudantiems laivams, teigia leidinys. JAV galėjo smogti nejudančiam laivui su atakams, bet ribotas šių raketų nuotolis palyginti su PRISM tai apsunkina. Ukrainos karas parodė, kad HIMARS nėra efektyvus prieš judančius taikinius. Daktarė Marina Miron iš Londono karaliaus koledžo 2022 m. BBC aiškino apie Ukrainos HIMARS naudojimą. Marina Miron teigia, kad HIMARS yra labai tikslus prieš stacionarius taikinius su tiksliomis koordinatėmis, bet neefektyvus prieš judančius taikinius, todėl negali atremti puolimo. Keinas teigia, kad artilerija buvo panaudota prieš Irano laivus, o pareigūnas TWZ patvirtino, jog tai buvo HIMARS. Atsiranda vis daugiau įrodymų, kad JAV padarė tai, ko dar niekada nebuvo padariusi – balistinės raketos smūgį į karo laivą. Kitas klausimas, kurį turime užduoti, yra paprastas. Kaip? PRISM istorijoje yra posūkis galintis suteikti atsakymą. Pirma, pritaikykime Okamo skustuvą ir manykime, kad paprasčiausias paaiškinimas teisingas. O paprasčiausias paaiškinimas, kaip Amerika sunaikino karo laivą balistinę raketą, yra tas, kad buvo panaudotas HIMARS, greičiausiai su standartinė PRISM versija, smogiant nejudančiam laivui, kai jis buvo uoste. JAV tikrai jau yra pasirinkusios tokį metodą anksčiau. Kovo 2 dieną TVVZ pranešė, kad JAV smogė pagrindiniai Irano kariniai baziai prie Hormūzo sąsiaurio, sukeldamos gaisrą ir sunaikindamos bent vieną Irano fregatą. Prieš kelias dienas tas pats šaltinis pranešė apie kitą JAV smūgį prisišvartavusiai Irano Alvan klasės fregatai, kuri, kaip rodo palidovinės nuotraukos, degė Konarake, pietryčių Irane prie Omano įlankos. Nėra aišku, kas smogė laivams. Galbūt JAV oro pajėgos, o ne artilerija, kaip sako Keinas. Problema – nuotolis. Bahreinas. Vienintelė vieta, kur matėme patvirtintus HIMARS ir PRISM paleidimus, tad tai gali būti pavyzdys. TWZ nurodo, kad Bahreiną ir Iraną Persijos įlankoje skiria apie 120 mylių. Atakams ir PRISM gali pasiekti tokį atstumą, bet tik maža Irano dalis bus jų veikimo zonoje.
Kalbant apie laivų ataką uoste, JAV galimybės ribotos. Pasiekiami Bandar Kangano ir Asaluja uostai, bet kitų taikinių beveik nėra. Vis dėlto, jei Iranas laikė karo laivus šiuose uostuose, labai tikėtina, kad JAV smogė tiems laivams balistinėmis raketomis, kad juos pašalintų iš žaidimo. Tai paprasčiausias JAV įvykdyto pasaulinio precedento paaiškinimas. O jei yra kita galimybė, gal JAV sunaikino judantį Irano karo laivą naudodami HIMARS ir PRISM raketą? Nors tai skamba beprotiškai, yra labai didelė tikimybė, kad būtent taip ir įvyko, ir netrukus paaiškinsime kodėl. Bet prieš gilindamiesi į tai, jūs žiūrite The Military Show. Jei dar neužsiprenumeravote, dabar puikus metas paspausti tą mygtuką, kad nepraleistumėte ne vieno vaizdo įrašo. Taigi pereiname nuo tikėtino prie atrodytų neįmanomo. Kaip JAV galėjo smogti judančiam laivui naudodama vieną iš savo balistinių raketų? Net ir geriausiamis sąlygomis šį žygdarbį įvykdyti labai sunku. Net ir su standartinė PRISM raketa JAV būtų sudėtinga pataikyti į judantį laivą. Užuominas slypi tame, ką tik pasakėme. Nors balistinės raketos yra labai greitos, jos vis tiek turi įveikti 100 mylių, kad pasiektų savo taikinius. Momentiniai smūgiai neįmanomi, todėl greitai judantį taikinį, pavyzdžiui laivą, sunku pataikyti. Jei tokį taikinį įmesite į rodos begalinę vandenyno ar jūros mėlynę, iškyla dar daugiau iššūkių. Nustatyti, kur yra ir bus laivas raketos atskridimo metu, yra labai sudėtinga, o standartinės balistinės raketos tam netinka. Ne tos raketos, kurias leidžia HIMARS. JAV galbūt nenaudojo standartinės raketos. PRISM versija, naudota prieš Irano karo laivą, tikėtina buvo speciali priešlaivinė JAV modifikacija, kuri vystoma jau kurį laiką. Mūsų įrodymai apie šį vystymąsi yra iš 2024 metų. Birželį Naval News skelbė, kad JAV pirmą kartą surengė SYNC-X nuskandinimo priešlaivinę balistinę raketą pratybas, naudodama PRISM. Šiuose pratybose JAV panaudojo vieną iš savo autonominių daugiadomenių paleidimo įrenginių ir 2 PRISM raketas, kad pataikytų į nurašytą ir judantį laivą kaip mokymų pratybų Valiant Shield dalį. Šios pratybos buvo pirmas kartas, kai abu šie ginklai buvo panaudoti už Amerikos ribų, kas jau savaime yra reikšminga. Tačiau svarbiausias pasiekimas yra tai, kad PRISM pataikė į taikinį. SYNC-X dar nebuvo atliktas su balistinė raketa. Dabar tai jau buvo padaryta, o tai reiškia, kad PRISM suteikė JAV ginklą, kurį galima panaudoti panašiems žygiams beveik po 2 metų Irano vandenyse. TWZ teigia, kad yra įrodymų apie JAV kuriamą PRISM versiją su papildomu ieškikliu Increment 2. Apie kūrimą kalbėta 2024 metų sausį, prieš 6 mėnesius iki sėkmingos SYNC-X operacijos su PRISM. TWZ tuomet pranešė, kad JAV pasveikino PRISM Increment 2 projekto užbaigimą 2023 metais ir pradėjo sėkmingo tyrimo technologijos įgyvendinimą. 2024 metų vasarą PRISM panaudojimas laivo nuskandinimui galėjo būti pirmasis Increment 2 technologijos sėkmės pavyzdys. JAV naudoja PRISM Irane, bet ne taip, kaip tikėtasi. TWZ paaiškina, kad šioje lygtyje daug nežinomųjų. Galbūt kariuomenė jau ribotai naudoja PRISM antrojo etapo sistemas. Kariuomenė pranešė, kad 2023 metais pradėjo naujos paieškos sistemos bandymus. Pasak šaltinio neaišku, ar pirmojo etapo raketas lengva paversti į antrojo etapo versijas. Tikėtina, kad JAV paleido pirmojo etapo PRISM versiją į nejudantį laivą. Vis dėlto yra vienas dalykas, kurį žinome tikrai. JAV sunaikino bent vieną Irano laivą naudodamos HIMARS ir labai tikėtina, kad šis sunaikinimas buvo atliktas balistinė raketa. Nesvarbu, ar laivas judėjo ar ne, tai vis tiek yra pirmasis toks JAV smūgis pasaulyje ir tai parodo Iranui, kad Amerika turi daugiau galimybių sunaikinti jo karo laivus, nei kas nors kada nors manė įmanoma. Tai paaiškina, kodėl šis smūgis svarbus. Be to, kad JAV padarė tai, ko dar niekada nebuvo dariusi, apie tai išsamiau pakalbėsime vėliau, šis smūgis reiškia, kad JAV dar vienu žingsniu priartėjo prie Irano karinio jūrų laivyno neutralizavimo. Tai yra vienas pagrindinių tikslų ankstyvosiomis operacijos Epinis įniršis dienomis. Ne tiek dėl to, kad Irano karinis jūrų laivynas keltų grėsmę JAV kariniai jūrų galiai Persijos įlankos regione, kiek dėl to, kad Irano svertas yra jo kontrolė ties Ormūzo sąsiauriu. Per šią siaurą vandens arteriją į pietus nuo Irano kasmet pergabenama apie 20% pasaulio jūrą gabenamos naftos ir dujų. The Guardian pranešė, kad per Ormūzo sąsiaurį kasdien gabenama 20 milijonų barelių naftos. Ir tai yra pats svarbiausias prekybos kelias superšaldomiems tanklaiviams, gabenantiems suskystintas gamtinės dujas. Šį sąsiaurį sunku apeiti, kitaip nei pavyzdžiui Malako sąsiaurį, todėl jis tampa butelio kakliuku pasaulio naftos ir dujų srautams. Tai suteikia Iranui svertų.
Tačiau Iranas gali išlaikyti šį svertą tik turėdamas laivyną, kurį JAV dabar bando atimti. Keinas sakė, kad JAV sunaikino apie 50 Irano karinio jūrų laivyno vienetų, įskaitant laivą, į kurį tikriausiai pataikė JAV raketa. Kai prašo New York Times, situaciją sunkina tai, kad Irano režimas turi 2 laivynus. Irano Islamo Respublikos laivynas panašus į kitų šalių laivynus, nes turi įprastus karo laivus. Islamo revoliucinės gvardijos korpusas valdo antrąjį laivyną, naudojantį mažesnius ir greitesnius laivus, kurie patruliuoja tokiuose vandens keliuose kaip Hormūzo sąsiauris ir leidžia Iranui rengti greitas atakas ir atgraso nuo sąsiaurio naudojimo. Tai dabar sprendžia JAV. Kiekvienas smūgis prieš Irano laivą, nepriklausomai nuo to, kuriam iš 2 laivynų jis priklauso, yra didelė pergalė siekiant užtikrinti, kad nafta ir dujos toliau tekėtų per Hormūzo sąsiaurį. Tranzitas per sąsiaurį dar neatnaujintas. Ekspertai, tarp jų Quantum Strategies Davidas Roche, prognozuoja, kad sąsiauris bus visiškai atidarytas kovo pabaigoje. Kiekvienas sėkmingas smūgis Irano laivui daro tą terminą vis realesnį. JAV atakavo Irano laivus, klojusius minas sąsiauryje ir sunaikino 16 jų. Jei laivams pavyko, reikės minų tralerių. Čia mes turime virvės traukimą dėl Hormūzo sąsiaurio. Žinia, kad JAV gali smogti laivams balistinėmis raketomis, kelia Iranui dar vieną problemą jūrų kare, kurį jis akivaizdžiai pralaimė. Paaiškinkime, kodėl JAV balistinės raketos panaudojimas prieš laivą svarbus plačiau. Kaip pažymi TDVZ, JAV kariuomenė jau kurį laiką bando pasivyti kitus priešlaivinių balistinių raketų lenktynėse. Kinija daug investavo, todėl sukūrė tokius ginklus kaip KD-21, iš oro paleidžiamą balistinę raketą, kuri teoriškai galėtų smogti laivams. Tačiau čia svarbiausias žodis yra teoriškai. Kinija jau dešimtmečius nedalyvavo dideliame kare, o modernizuota jos kariuomenės versija beveik visiškai neišbandyta. JOEV smūgis prieš laivinę balistinę raketą visiškai paneigė teorijas ir spėliones. Amerika parodė, kad turi PRISM galinti smogti laivams. Nesvarbu, ar laivai prisišvartavę ar jūroje, vien faktas, kad tai įvyko realioje kovinėje situacijoje, JAV išbandančių pasivyti pavertė pasaulio lyderę, nes tai vienintelė šalis sugebėjusi įvykdyti tokį smūgį. Tai signalas ne tik Iranui, bet kaip paaiškina TDVZ ir bet kuriai kitai šaliai galinčioms konfliktuoti su JAV ateityje. PRISM laikoma svarbia galimybė būsimiems konfliktams su Kinija Ramiajame vandenyne. Vien dėl savo didesnio nuotolio palyginti su atakams, kaip teigia šaltinis, pridurdamas, kad tas papildomas nuotolis bus vertingas atakuojant taikinius sausumoje ir jūroje. Tai reiškia, kad PRISM ne tik veikia, bet ir jau sėkmingai įveikė pirmuosius kovinius išbandymus. Beveik neabejotina, kad JAV šaudė šiomis naujomis balistinėmis raketomis į taikinius Irano žemyninėje dalyje. Jei TVZ teisūs dėl Keino teiginių apie JAV sunaikintus Irano karinio jūrų laivyno pajėgumus artileriją, PRISM tampa dar didesnė grėsmė Kinijai ir Rusijai. JOEV gali naikinti laivus balistinėmis raketomis. Tai Amerikai suteikia svarbę galimybę ne tik Irane, bet ir kitose būsimuose konfliktuose. Kinija turėtų ypač nerimauti dėl šios naujos galimybės, ypač dėl lėktuvnešių, į kuriuos šalis daug investavo. Fudzijama klasės lėktuvnešis turėtų simbolizuoti pažangą, tačiau realybė tokia, kad jį galėtų sunaikinti JAV karo laivas pastatytas 80-ajame dešimtmetyje. Nekalbant apie JAV balistinės raketas, kurias dabar gali paleisti į jį. Iranas pasinaudojo vieninteliu turimų svertu – kontrolė ties Hormūzo sąsiauriu, kuri buvo jų koziris. Jis ką tik šį kozirį panaudojo grėsmingai. Irano veiksmai neatleistini. Užpulti 3 dideli laivai buvo didelė klaida. JAV greitai ir griežtai atkeršijo už įžūlumą Hormūzo sąsiauryje. Pirmiausia, aptarkime Irano smūgius. Apie kerštą vėliau. Kovo 11-ąją Guardian pranešė, kad 3 prekybiniai laivai buvo apšaudyti Hormūzo sąsiauryje ir jo apylinkėse. Didžiausią smūgį patyrė Tailande registruotas Mayuri Nuri, kurį pataikė 2 nežinomos kilmės sviediniai. Mandadžiai pasakyta, kad Iranas užpuolė krovininį laivą, užsiliepsnojusi netrukus po išvykimo iš Jungtinių Arabų Emiratų uosto. Smūgis 11 jūrmilių į šiaurę nuo Omano nutraukė 4 dienų Irano išpuolių prieš komercinius laivus Hormūzo sąsiauryje pertrauką. Mayuri Nuri įgula evakavosi po išpuolio. Kol kas atrodo, kad aukų nėra. The Guardian praneša, kad Omano karinis jūrų laivynas evakavo 20 įgulos narių, o 3, kaip minimali įgula, liko laive laukdami gelbėjimo.
Ataka sukėlė naują nežinomų sviedinių išpolių bangą prieš laivus sąsiauryje ir jo apylinkėse. Japonijos konteinerinis laivas One Majesty buvo pataikytas sviediniu, kai plaukė maždaug 45 km arba 28 mylios į šiaurės vakarus nuo Ras Al Khaimos, kuri yra Jungtiniuose Arabų Emyratuose. Ši ataka buvo mažiau žalinga nei ankstesnė prieš Majuri Nuri, nes japonų laivas patyrė tik nedidelius pažeidimus virš vaterlinijos. Tai aiškus Irano signalas, kad jis įgyvendins grasinimus atakuoti bet kurį komercinį laivą, bandantį praplaukti Hormūzo sąsiauriu. Kitas birių krovinių laivas Star Gwinnett su Maršalo salų vėliava buvo apšaudytas apie 50 km arba 30 mylių į šiaurės vakarus nuo Dubajaus. Laivo korpusui triumo srityje, jam stovint nuleidus inkarą, padaryta žala, sužeidimų nėra. Tai Irano karo strategija. Tai vienintelė Irano strategija, nes Hormūzo sąsiauris jam suteikia vienintelį svertą kare su JAV ir Izraeliu. Kaip skelbia Reuters, šie 3 išpoliai prisideda prie bent 11 kitų įvykusių Hormūzo sąsiauryje ar netoliesiamo karo pradžios. Iranas aiškiai nurodė šių smūgių tikslą. Pasiruoškite, kad naftos kaina sieks $200 už barelį, nes naftos kaina priklauso nuo regiono saugumo, kurį jūs destabilizavote, pareiškė Ibrahimas Zolfaharijus, kuris yra likusios Irano karinės vadovybės atstovas spaudai. Naftos barelio kaina buvo pakilusi iki $120, vėliau stabilizavosi ties $90, tikintis greitos Irano karo pabaigos. Tas pabaigos momentas gali ateiti ne taip greitai, kaip daugelis norėtų. Apie priežastis kalbėsime vėliau. Iranas galėjo turėti ir kitą motyvą pulti šiuos civilius tanklaivius, kaip teigia Maxas Afterburneris savo vertinime apie įvykius sąsiauryje. Tai aiškus Irano IRGK kerštas, sako Afterburneris apie Islamo revoliucinę gvardiją, veikiančią kaip antra Irano režimo kariuomenė. O keršto priežastis yra nuolatiniai smūgiai, kuriuos jie patiria iš JAV kariuomenės. Gali būti ir taip. Tačiau iš tikrųjų visą tai susiję su tuo, kad Iranas vis labiau remiasi vieninteliu dalyku, kurį galbūt galėtų panaudoti, kad įtikintų JAV ir Izraelį nutraukti masinės bombardavimo kampanijas Irano teritorijoje. Bloombergas teigia, kad Irano strategija Hormūzo sąsiauryje siekia sukelti vieną iš 2 scenarijų, abu naudingi Irano režimo likučiams. Idealus scenarijus JAV ir Iranui – smūgiai paskatins JAV inicijuotas taikos derybas, siekiant išvengti spaudimo dėl uždaryto vandens kelio, kuriuo kasmet pervežama apie 20% pasaulio jūra gabenamos naftos. Kitas scenarijus – chaoso tąsa, dėl kurios, kaip teigia Iranas, kils kainos, nes komerciniai laivai visiškai vengs sąsiaurio ir turės rinktis daug ilgesnius bei brangesnius maršrutus iki savo paskirties vietų. Tai ir turime omenyje, kai vadiname Hormūzo sąsiaurį vieninteliu Irano svertu. Forbes žengia dar vieną žingsnį toliau. Kovo 9 straipsnyje, kuris buvo paskelbtas vos prieš kelias dienas iki 3 atakų, Irano strategiją Hormūzo sąsiauryje vadina tikrąją šalies branduolinę galimybę. Forbes mano, kad JAV neturi jaudintis dėl nebrandžios branduolinių ginklų programos. Tikroji problema, dėl kurios Iranas šiuo metu ir stengiasi, yra ta, kad Iranas gali paspausti strateginį svertą Hormūzo sąsiauryje, padarydamas jį nepraplaukiamą ilgesniam laikui. Iranas galbūt netgi sugebėtų tai įgyvendinti. Siauriausioje vietoje Hormūzo sąsiauris yra maždaug 21 mylios pločio. Tai gali atrodyti platu, tačiau tanklaivių eismas nevyksta per visą sąsiaurio plotį, sako Forbes. Leidinys priduria, kad laivybos eismas per sąsiaurį negali laisvai plaukti kur tik nori. Hormūzo sąsiauris turi 2 po 2 mylės pločio įplaukimo ir išplaukimo laivybos juostas, tarp jų 2 mylių buferinė zona. Tai dar labiau susiaurina 21 mylios sąsiaurį iki 6 mylių, kuriuose gali patruliuoti Irano kateriai ir smogti jo dronai. Kovo 11-osios 3 smūgių serija rodo, kad Iranas gali kelti rimtų problemų Hormūzo sąsiauryje. Tačiau JAV turi atsakymą. Irano išpoliai prieš komercinius laivus negalėjo likti be atsako, o JAV kerštas buvo greitas, įnirtingas ir pasiuntė žiaurią žinutę Irano kariniai vadovybei, kad kiekvieną kartą, kai jie krės savo nesąmonės Hormūzo sąsiauryje, bus smarkiai nubausti. JAV prezidentas Donaldas Trumpas perspėjo apie artėjantį kerštą. Kovo 10-ąją jis pasinaudojo Truth Social platformą, kad perspėtų Irano režimą, jog būtų protinga nebandyti paversti Hormūzo sąsiaurio mirtinais spąstais komercinėms transporto priemonėms. Trumpas sutelkė dėmesį į antrąją Irano strategiją – minų dėjimą, pareikšdamas: jei Iranas Hormūzo sąsiauryje padėjo kokių nors minų, o mes neturime jokių pranešimų, kad jie tai padarė, norime, kad jos būtų nedelsiant pašalintos. Jei dėl kokios nors priežasties buvo padėtos minos ir jos nebus nedelsiant pašalintos, kariniai padariniai Iranui bus precedento neturintys. Trumpas pasiūlė Iranui paskatą. Jei jie nustos kloti minas ir atakuoti laivus Hormūzo sąsiauryje, tai bus didelis žingsnis teisinga kryptimi. Iranas nepaklausė.
Šis nepaklusnumas šaliai labai brangiai kainavo. Prieš tęsdami primenu, jog žiūrite The Military Show. Jei dar nesate užsiprenumeravę, dabar puikus metas tai padaryti. Taigi, nepaisant perspėjimo, Iranas vis tiek smogė. Jis galbūt nesunaikino komercinių laivų minomis, tačiau panaudojo sviedinius, tikėtina šahidus ar kitus oro dronus, atakuoti komerciniai laivybai. Ir kaip sakė Trumpas, JAV paskyrė bausmę, kuri privertė Irano karinį režimą suklupti. Kaip? JAV sunaikino 16 Irano minų klojimo laivų ir kelis kitus karinius laivus per niokojančias atakas. Kovo 11 dieną JAV centrinė vadavietė patvirtino šią žinią, o apie pirmus 10 laivų Trumpas pranešė praėjus 13 minutų po savo kovo 10 dienos įspėjimo Iranui. Džiaugiuosi galėdamas pranešti, kad per pastarąsias kelias valandas mes smogėme ir visiškai sunaikinome 10 neaktyvių minų klojimo valčių ar laivų ir dar daugiau bus sunaikinta, sakė Trumpas. Sakėme, kad kerštas buvo akimirksniu. Manome, kad JAV gavo žinią apie pirmąjį iš 3 aptartų smūgių, pirštas ant veiduko buvo nuspaustas. Iranas pajus skausmą, nes jo planas kontroliuoti Hormūzo sąsiaurį minomis žlugo akimirksniu. Trumpo minėti neaktyvūs laivai tikriausiai greitai būtų tapę aktyvūs. Dabar jų nebėra, kaip ir dar 6 nuo Trumpo pranešimo. Jei Iranas manė, kad tai blogiausia, jis labai klydo. JAV sunaikino visas Irano karo laivų klasės, atsakydamos į veiksmus Hormūzo sąsiauryje, neapsiribodamos kelių minų klojėjų sunaikinimu. Tai sako Afterburner, apžvelgiantis Irano karinio jūrų laivyno sunaikinimą. Jis dalijasi JAV centrinės vadovybės vaizdo įrašais, rodančiais, kad kovo 10 JAV beveik kas valandą surengė plataus masto smūgių bangas skirtingose Irano vietose. Tarp šių masinių ir plataus masto keršto smūgių aukų buvo paskutinės 4 Šahido Soleimanio klasės korvetės, kurias Iranas turėjo savo laivyne, o tai reiškia, kad visa karo laivų klasė buvo nušluota nuo žemėlapio. JAV smūgiai nenuspėjami, dinamiški ir ryžtingi, tai veikia. Iranas neturi atsako. Dauguma Irano laivų negali apsiginti nuo JAV ugnies galios. Nors Iraną sukrės JAV keršto smūgiai, jis vis dar bandys išnaudoti galimybės Hormūzo sąsiauryje. Likite su mumis, netrukus atskleisime galimybės. Prieš tai aptarsime JAV smūgių mastą nuo karo pradžios. Po žiauraus JAV atsako į Irano išpolius Hormūzo sąsiauryje ėmė aiškėti skaičiai. JAV teigia, kad nuo operacijos Epinis įniršis pradžios vasarį smogė per 5500 taikinių, įskaitant 60 Irano karo laivų. Reikia paaiškinti. JAV teigdamos, kad smogė daugiau nei 5500 taikinių, nereiškia, jog paleido tiek bombų ir raketų. Naudotų šaudmenų kiekis bus dar didesnis, ypač atakuojant Irano požeminius bunkerinius taikinius, kuriuos reikia smogti kelis kartus. Čia matome daug JAV tikslinių smūgių. 100 jų pridėti po to, kai Iranas nepaklausė Trumpo perspėjimo dėl Hormūzo sąsiaurio. Iranui jau buvo blogai prarasti minų klojimo laivus. Tačiau tai, kad JAV smogė visur, praktiškai kas valandą, parodė Irano režimui, jog už kiekvieną komercinį laivą, kurį pavyksta apgadinti drono, JAV visiškai sunaikins svarbiausius karinius taškus, laivus ir viską, ką tai gali pasiekti jų raketos ir bombos Irano viduje. Ir kai sakome viską kitą, mes tiesioginė prasme turime omenyje, kad JAV gali laisvai pasirinkti savo taikinius, nes Iranas nesugeba nieko iš to sustabdyti. Vienintelis dalykas, dėl kurio JAV turi būti atsargi, yra tai, kad 5500 smogtų taikinių ir dar daugiau panaudotos amunicijos nėra tvaru ilguoju laikotarpiu. Prestonas Stewartas savo analizėje kelia klausimą apie Irano smūgius Hormūzo sąsiauryje ir JAV atsaką. Jis pažymi, kad 5500 smogtų taikinių vidutiniškai sudarytų apie 500 taikinių per dieną ir tai ilgainiui gali tapti problema. Stewartas sako, kad visų šių smūgių negalima atlikti tik nuotolinę amuniciją, kalbėdamas apie 500 smūgių per dieną palaikymą. Jis sako, reikia daug Tomahawk raketų. Mes neturime daug atakams, mes neturime daug ilgo nuotolio sparnuotųjų raketų, neturime pakankamai, kad galėtume vykdyti 500 atakų per dieną kiekvieną dieną artimoje ateityje. JAV tikriausiai pereina prie valdomų bombų naudojimo oro kampanijoje prieš Iraną ir taip ketina tęsti spaudimą, kol Iranas atsisakys savo svertų Hormūzo sąsiauryje. Tas palaikymas bus reikalingas. JAV nubaudė Iraną už veiksmus prieš 3 komercinius laivus Hormūzo sąsiauryje, tačiau manyti, kad kova dėl šio kelio baigta, būtų naivu. Šis sąsiauris labai svarbus, kaip minėjome kalbėdami apie Irano strategiją pakelti naftos kainą iki $200 už barelį.
Strauso tarptautinio saugumo ir teisės centras pabrėžia, kad per šį sąsiaurį kasdien pervežama apie 17 milijonų barelių naftos. Tai sudaro 20–30% pasaulio naftos vartojimo, todėl kyla reali grėsmė. Persijos įlanka labai priklauso nuo Hormūzo sąsiaurio dėl ribotų vamzdynų galimybių. 88% naftos iš Persijos įlankos keliauja per Hormūzo sąsiaurį, todėl Iranas nesitrauks nuo šio sąsiaurio kontrolės be rimtos kovos. Amerikos iššūkis tas, kad ši kova nekils iš Irano karo ar minų klojimo laivų, kuriuos sunaikino JAV. Vietoj to Iranas remsis kitų savo turimų pasirinkimų, kurį ką tik paminėjome – greitaeigiais atakos kateriais. Net kai jo karo laivai skęsta, o minų klojimo strategija nueina užmarštin, Iranas vis dar turi daug greitaigių atakos katerių, kuriuos gali panaudoti greitai priartėti prie taikinio, paleisti droną raketą ir tada pasišalinti iš vietos, kol kas nors spės ką nors padaryti. Afterburner pabrėžia, kad kai kurie šie greitaigiai kateriai gali veikti be įgulos. Iranas turi prieigą prie mažų ir greitų laivelių, kuriuos gali prikrauti sprogmenų ir valdyti nuotoliniu būdu. Tai šiek tiek panašu į jūrinius dronus, kuriuos Ukraina naudojo su tokiu pražūtingu efektu prieš Rusijos karo laivus Juodojoje jūroje. Tai pagrindinis JAV rūpestis dabar pereinam prie naujos strategijos Hormūzo sąsiauryje po minų klojėjų sunaikinimo. Greiti laiveliai daro poveikį. JAV įvykdė Trumpo grasinimus dėl atsakomųjų veiksmų, bet Hormūzo sąsiauris komerciniai laivybai vis dar neužtikrintas. Ne tokiu mastu, kad komercinių laivų savininkai tikėtųsi saugiai plukdyti laivus be užpuolimo grėsmės. Kovo 12 dieną 2 Maršalo salų laivai, Sefasi Višnu ir Zafiras Sviri, buvo užpulti gerokai stipresnėse atakose nei 3 ankstesnės. Apie 1:30 minučių vietos laiku prie Irako krantų jie abu pataikė nežinomi sviediniai ir užsiliepsnojo. Valdžios institucijoms pavyko išgelbėti 38 įgulos narius, tačiau deja vienas žmogus žuvo, praneša Irako naujienų agentūros. Šie greitaigiai laivai yra nuolatinė grėsmė Hormūzo sąsiauryje. Kaila klausimas. Kaip JAV dabar su jais susidoros? Svarbu vaidmenį atliks atakų prie žemyninį Iraną tempo palaikymas valdomomis bombomis, ką anot Stewarto JAV jau daro. Tai spaudimo žaidimas, JAV gali daryti didesnį spaudimą nei Iranas. JAV taip pat privalo užtikrinti laivų saugumą Hormūzo sąsiauryje. Afterburneris pasiūlo dislokuoti naikintuvus, kurie Irane nebereikalingi dėl prasidėjusių oro bombardavimų. Norint kontroliuoti Hormūzo sąsiaurį, naikintuvai turi būti ore, teigia Afterburneris, komentuodamas JAV centrinės vadavietės paskelbtas nuotraukas. Jis sako, F-22, F-18, F-35, F-16, kuo daugiau naikintuvų ore. Jis pateikia F-16 naikintuvo sunaikinančio Shahed dronus Dubajuje, vaizdo įrašą kaip pavyzdį, kodėl tai veiktų. Planuojama nuolat patruliuoti virš Hormūzo sąsiaurio, lydint naikintuvams kuro papildymo lėktuvus, kad visi bandantys pulti iš oro ar jūros būtų sunaikinti dar prieš smūgį. Tai brangus sprendimas, nes Amerikos naikintuvai ir jų ginkluotė kainuoja daugiau nei Irano dronai. JAV gali greitai gauti paramos šiame siekyje. The Times pranešė, kad Prancūzija dislokuos precedento neturinčią karo laivų flotilę Hormūzo sąsiauryje, Raudonojoje ir Viduržemio jūrose. Pasak prezidento Emmanuelio Macrono, šias pajėgas sudarys 2 sraigtasparnių nešėjus, 8 fregatas ir Charles de Gaulle, kuris yra Prancūzijos pagrindinis lėktuvnešis. Laivai veiks kartu su sąjungininkų, tikriausiai ir JAV laivais, kad atvertų Hormūzo sąsiaurį. Gal JAV nereikės visko atlikti pačioms. Prancūzijos pagalba žymiai sustiprina laivų apsaugą Hormūzo sąsiauryje. Palydos tampa įmanomus. Karo laivai gali plaukti greta komercinių laivų, naudodami elektroninę karybą ir savo gausų ginklų arsenalą, kad sunaikintų Irano greitaigius katerius ir kitus sviedinius. Tai gal nėra tobula išeitis, bet tai atima didžiąją dalį Irano sverto prieš JAV ir pasaulį. Jei Iranas siekia, kad nafta kainuotų $200 už barelį, sąjungininkų atvykimas į Hormūzo sąsiaurį – jų atsakas. Didėjant prancūzų laivų skaičiui, JAV gali tęsti spaudimą Iranui vykdydamos oro kampaniją žemyne. Tas spaudimas gali sužlugdyti Irano režimą ir sukelti pasaulinę grandininę reakciją. Už Irano ribų šį poveikį stipriausiai gali pajusti Vladimiras Putinas. Irano režimo žlugimas sustabdo Vladimiro Putino ambicijas artimuosiuose rytuose. Sužinokite daugiau mūsų vaizdo įraše. Jei jums patiko šis vaizdo įrašas, būtinai užsiprenumeruokite The Military Show, kad gautumėte daugiau analizės apie viską, kas vyksta operacijos Epinis įniršis metu. Kaip visada, ačiū, kad žiūrėjote.